vėjas padaro su mano plaukais. Čia yra nelegalu tiesiog. Penktadienį pradėjome sendaikčių turguje ir akivaizdžiai nieko neradome. Bet už tą draugę buvo pasiėmus šuniuką ir varėm pabrančinti mes po to visi. Ir žiūrėkit, kaip klauso norvegiškų komandų. Gerai. Ne? What the fuck? Žiauriai kietai. Maistas buvo neblogas, bet bandelės labai geros. Tai patiko. Žodžiu, va, mūsų Gintarė dabar prireikia vairo ir mes norim padaryti iš jo sportui treniruoklį. Nu, kai darysim, parodysiu, čia kažkokia komedija bus. Ką tik vietoj paprastų gėlyčių gavau tokių gėlyčių. Ir čia yra geriausios gėlytės pasaulyje. Taigi turim šeštadienį, be 15:06. Turim šuniuką ir turim bėgimo batukus. Gerai, važiuosiu prie jūros. Visą laiką reikia būti tam pustu. Čia yra baisu. Įdėjom į mano Yamaha Double Killerį. Čia yra mažiausiai, ko noriu, kad būtų kažkas vietoj jam. Tu suspardai man jį. Nu nespardai. Nu žavu. Sveikatą, ananasas. Aš girdėjau, kad kai pasakai ananasas, nebenori čiaudės. Tas 300 taip juokingai atrodo. Galimai nesuplentinėmis padangomis reikia važiuoti į tokias vietas, bet išgyvenau. Užklimpau! Į kartą įsijau, kad nieko negirdžiu, kad pasakai. Nu, čia man darosi kartas. Prašau visų žiūrėti, labai svarbus triukas. Padedam. Nebuvau gyvenime iš arti mačius vėjo malūną, tai buvo pasirinkta jį aplankyti ir pamatyti. Labai didelis. O Dieve, jis dabar dar didesnis atrodo. Mes mačysim. Žuks babus. Tai koks didelis. Tarakonas. Kaip be gailesčio, sako, nulis pasigilėjimas. Man galimai atsibosta važiuoti su savo motociklu ir aš noriu pasikeisti. Tai jeigu keičiuosi, tai realiai viskuo turiu ir kuprinę turėti, ir tuos krėpinų žodžių, turiu būti pilnam pakete. Šiaip visiškai nesu žema, bet čia kojelės nepasiekiu užlenkti. Atrodau kaip visiška turistė, bet aš mieliau renkuosi savo strytą, kur nėra krepšių. Benas yra man paskolinęs savo juostinį fotiką ir galite matyti, kaip aš profesionaliai. Čia tiesiog yra profesionalumo įsikūnimas ir aš noriu nufotografuoti gražų vaizdą ir užsukau juostelę ir aš nežinau, ką aš čia dabar bandau matyti, bet atidariau. O, šaunuolė. Puikiai matosi viskas. Šiaip galiu lažintis, kad visiškai niekas nesigavo, nes turėjo bele kaip viskas judėti. Nu, bet tai yra kaip yra, norai buvo gražus. Nematė, aš nieko nemačiau. Gerus porą metų labai svajojau nuvažiuoti į Neringą su motociklu ir pagaliau pavyko tai įgyvendinti. Ir čia akivaizdžiai matosi Kirchos laimės. Dėl žinau, tikrai. Labą dieną. Numerį.
Po kokia mano vakcinė numerė? 770. Pažiūrėkit, kiek pažmau krepšių, o aš tiesiog su ta tašyte ant kojos. Mama, aš tik mergytė. Štai čia man pasako ramintis ir aš akivaizdžiai nesutinku su šitu pasakymu, nes nieks man nevadovaus toliau. Mocas jau pakrautas, kainavo 7,70 €, man atrodo, ir važiuojame Neringą. Na, atvažiavom. Neringa mano vaikystės miestas, kur aš varydavau su tėvais pabūti ir praleisti vasaras. Tai nostalgiška vieta, kur stengiuosi kuo dažniau apsilankyti ir labai čia gražu ir tiesiog ramybės oazė. Dar 10 € už įvažiavimą vienam motociklui ir jūs papuolate į Neringą. Mašinai dabar irgi 10, man atrodo, bet sezono metu ten tos kainos kosminės kažkokios būna. Aš visą šlaką Ateik! Kai tu klausi, ar 1000 vaikų daro, tai dabar pats darai. 3, 2, 1, ulis! Šiandienos ryto fitas yra toks, nes kelnės vis dar šlapios po vakar jūros maudynių, tai o saulė kažkaip pasitikt norisi. Labai noriu parodyti, kaip kietai atrodo scena, nes ta prasme, wow! Čia taip atplukdino, pastatė ir viskas, nes čia visur buvo jachtytės, kateriukai, valtenų. Belekas, žiauriai kietai. Atrodo, nieks nevyksta, ne? Bet čia skrenda labai daug mažų paukščiukų. Ir jie labai arti vandens. Ir jie kažkur labai greit skrenda. Mano vienas mėgstamiausių dabar yra džemperis. Nežinau, vien dėl užrašo. Tu jo gal. Eisiu. Realiai žinau tik tais vieną vietą, kur galima su automobiliu važiuoti per miško kelią Neringoje, tai visgi va prašau ir buvo išvažiuoti ir su motociklu. Okay. Aš visada visur skubu, nes prisiplanuoju 1001 reikalą. Oi, sakau. Filmą baugus aplankas čia. Jau reiktų dar kada tvarkyti. Bet, nu kur tau, nu? Nėra laiko. Tai tada ir sukiesi, kaip spėji. Čia gaunasi. O, bulvenų aukšlė. Apie kiekvieną. Jau norėčiau kampus vadinti savo namų trasa, nes labai daug laiko čia praleidžiu. Ir čia vyksta ir treniruotės, ir su draugais čia atvarom, nes artimiausia trasa prie Kauno. Stengiuosi apšilimo ratą daryti atsistojus, kad apšiltų kūnas. Aišku, prieš tai mes dar prasibėgam, prasimankštinam, bet vis tiek ne visada, aišku, gaunasi, kaip manom, bet aš stengiuosi, labai stengiuosi. Kad ir kiek bandau važiuoti, man su tais posūkiais, nu taip tragiškai sunkiai gaunasi, bet vis tiek aš vis dar stengiuosi.
Neįspaudžiu. Okay. Pavyko. Ką dabar? Kiekvieną mielą kartą. Dabar jūs pamatysit, kas darosi, kai reikia man ją įsistumti. Susirašėm su Dovilė. Taip noriu miego. Galima varyti. Pala, aš nesuprantu, čia nėra normalu, ta prasme, what the fuck? You good? Padėt kažką? Patraukt? Palauk. Pastumsite? Palauk, galiu ir tą palauk. Dar ir dar kitą. Kai endurinam renkamės tik tais miško keliukus, kur nebūtum jokios miško paklotės, tai realiai va tokie va keliai, kažkokie va smėlynai, kažkokios tokios provėžos, kur matom, kad prasivažinėta jau ne kartelį būtų. Biškis staruliukas? Ne, žinau, kad storas. Ne, bet dabar žinai, ką reikia daryti. Aš kelsiu galą. Reikia į tą pusę kaip sukti. Ne, palauk čia. Filmavau su kamera.
Dieve. Biški apsaugą nusiemi. Gerai viskas. Čia. Ja. Nu va, mocas pakrautas, pakatuškė padaryta. Belia kaip smagu buvo. Patiko. Varau išsiaiškinti, kaip dabar šalta bus važiuoti, nes rašo, kad 14 laipsnių. O Jėzu. Gal ir šalta būtų kaip kurtkė turi. Neįmanoma uždėti, kai nesėdė ant mocų. O, visgi įmanoma. Norėčiau, kad girdėtumėt, ką aš šneku. Navažiuosiu? Apsitęsiu? Na, čia tai jeigu. Atgal kartą. Anksčiau, kad papa dabar jaučiuosi kokia. Graži mašinytė ten stovi visai. Erika, tiesiog įpairiai. Šiaip belia kaip šalta žiauriai. Taigi, varau į Trefkę, nes šiandien yra trečiadienis. Dabar turim lauke 12 laipsnių. Yra žiauriai šalta. Tai treniruotės vyksta pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį. Aš kada varau, kada nevarau. Žodžiu, dėsiu, bandysim pasportuoti. Aš treniruojuosi su vaikais, tiksliau, jaunais raideriais, kurie važiuoja geriau už mane. Ir stengiuosi juos pasivyti. Tai va, kalnų nenuversiu, bet bent jau į Basecampą tikrai kopsiu. Savais keliais, ką norim, tą darom. Tai va, viską pasidariau, vis mocas nuplautas, varau pasikraunu ir važiuoju į kampų trasą. Patinka man labai savininkas kampų trasos. Belia kaip maladės žmogus. Ir treneris mano belia kaip maladės. Bet taip senai jau buvau Trefkėj. Kad mane panika jau ima. Sakys, mes tavęs nebepriimsim. Sakysiu, aš suprantu kodėl. Tai tiesiog tada trasai važinėčiau. Kaip ir kiekvieną mielą kartą, išsitraukt priekabą, pasikraut motociklą, važiuoti, grįžti ir tą patį padaryti, nusikraut, žodžiu. Galėtų būti paprasčiau. Šmutkės, mocas, trasa ir atvažiuos po to kita chebrytė. Aš visada vėluoju, tai šiandien galvoju, reikia pabūt pirmai. Realiai tai kosminiai vaikai ir kosminiai jų tėveliai. Nes žiūrėkit, ir padeda trasas lyginti, ir mokina ten juos, ir veža, ir atveža, ir parveža. Nu, žinokit, kažkoks kosmosas. Labai didžiuojasi, kad yra tokių tėvelių ir kad taip stengia dėl vaikų ir dėl motokultūros nu amazing. Tiesiog jūs pažiūrėkit, belia kaip kietai. Kaip ir ant kapoto pilna smėlio, jaučiu taip ir salone, nes buvau palikus tiek langą pravirą. Genialu. Ir dar iš ko galiu pasakyti, kad dantys irgi pilni smėlio, tai belia kas. Nu, kaip atrodo, geriau tikrai nebus, tai čia per daug nepersistengsiu. Trefkių nefilmuoju, nes nemanau, kad yra etiška. Nes aš nevarau į privačią trefkę, aš varau su vaikais. Šiandien mokinomės greitą įėjimą į posūkį. Nes šiaip visą laiką mokindavomės, kad prieš posūkį prisistabdai ir įsirėmęs į vėžę
išvažiuoji gazuodamas. O dabar atvarai posūkį, užsimeti ir šikna išgazuoji. Nu, man buvo per sunku. Nu, ne tai, kad man buvo šiaip žiauriai sunku. Ir kai kuriais momentais pavykdavo, bet labiau ne. Ir tipo, man tas guldymas pačio emocijų yra toks baisus, atrodo, kad ir nukrisi, o iš, nu, žodžiu. Ir ta, kai bandau guldyt, atleidžiu, nu, dirbti ir dar kartą dirbti. Taip, labai patogiai montuoju, kas liko ir like, share, subscribe ir bye!